Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Tai šiandien vaizdo įrašas bus apie tai, ką aš nusipirkau prieš kelias savaitės ir tą, ką aš naudoju, bet ir kelius produktus ir nenaudoju dar. Taigi, čia bus veido priežiūros produktai, plaukų priežiūros produktai ir 2 kosmetikos produktai. Tai pirmą pradėsiu nuo veido priežiūros. Tai pirmą, ką aš jau šiaip nusipirkau prieš kelias savaitės ir jau naudoju, tai yra veido prausiklis iš Greenfields. Tai šitas prausiklis, jis yra su hialurono rūgštimi ir jis yra toks, turi kvapą tokį, tai nežinau, kam nepatinka kvapas, sakyčiau, gal tada nepirkti, nes jis turi vis tiek tokį specifinį rūgšties kvapą. Tai jo užtenka tik mažą lašiuką įsilašinti į delną ir tada labai mažai patirinti ir iš karto suputuos tas prausiklis, nes jis labai lengvai putojasi, nes jis turi tų ingredientų. Pavyzdžiui, cocoa glyceride, tų visų svarbių ingredientų. Tai va, tai man šitas tikrai patinka. Aš jį tikrai pirkčiau antrą kartą, nes jis dar labai pigus palyginus, nes aš esu naudojusi įvairių prausiklių ir man šitas šiaip labai patinka, šitas labai pigus. Tada iš tos pačios linijos yra veido kremas, kurį naudoju patį paskutinį, nes antrą pagal mano veido priežiūros rutiną naudoju serumą, tai kurį vėliau parodysiu. Tai šitas kremas man labai patinka. Jis labai skaniai kvepia, visų pirma. Tokį turi labai švelnų kvapą, tai labai man patinka, nes man nepatinka, kai kremas turi labai tokį intensyvų kvapą ir tokį intensyvų ir neskanų. Tai šitas va taip kremas atrodo. Ir va jis nekrenta. Ane? Žodžiu, jeigu gal padaužysiu iškris, bet jis toks riebokas, bet jis nėra per riebus, jis toks ant tos skalės, kuri yra ne per riebus ir tas toks labai geras užtat. Ir toks labai šaunus. Ir užtat aš tai tikrai vertinčiau 10 iš 10 ir tikrai pirkčiau net 3 kartą. Tada aš buvau užsisakiusi prieš kokias čia gal 2 savaitės šitą The Ordinary niacinamido serumą, kurį buvau naudojusi tik 1 kartą, bet kai dabar neseniai nusipirkau. Tai jis aš žinau, kad jis visad geras, nes jau perku, kaip sakau, čia gal kokį 3 kartą. Ir jis yra su niacinamidu ir cinku. Žinau, ar matosi. Bet čia aš didesnę bankutę nusipirkau, 60 ml, nes man labai jis patinka ir aš jį šiaip ilgai naudoju, nes aš praeitą kartą buvau irgi nusipirkusi 60 ml. Ir jį naudojau kažkur metus. Tai tiek, kiek galioja metus. Šitas serumas padeda tuos spuogelius nuraminti ir greičiau juos kaip išnaikinti. Taip pat šitas serumas vis tiek šviesina odą, tai jeigu jums nepatinka, kad šviesina odą, tai tada nepatarčiau pirkti. Bet šiaip tai man patinka, aš jį tikrai irgi vertinčiau 10 iš 10, kaip ir tą kremą, nes labai geras. Ir nėra per brangus, jis 60 ml, jis kainuoja gal 12,99, o už mažesnį kiekį 6,99. Tai šiaip pigu, nes kiti kremai, kuriuos aš esu žiūrėjus tiesiog internete, tai ten kainuoja nuo 20, nuo 30 eurų, aš tai tiek net neįpirkčiau. Tai va,
Tai kai užsisakiau tą The Ordinary serumą, prie jo buvo šitas mėginėlis. Tai čia yra irgi kremukas, bet čia tik mėginukas, tai čia tik 3 ml, tai kažkada išbandysiu ir tikiuosi, kad jis bus geras. Nes šiaip čia rašo, kad jis yra toks lengvos tekstūros. O jis turi 4,5 procentus glakiolio glicoproteino. Kažkokio proteino. Manau, jis tikrai... Jis labai moisturizina. O, jis labai geras. Tada aš vieną kartą į savaitę naudoju tokį B-Face veido kaukę, kuri yra net 150 ml. Ir man jinai labai patinka, nes jinai tikrai man pašalina tuos įvairius nešvarumus nuo veido. Ir kai man rabaluojasi dažnai šitas nosis, kakta, tai man jinai sustabdo tą rabalavimąsi ir padaro tokią matinę odą. Tai man patinka. Tai dar kitas labai geras dalykas tai, kad jis turi 90 procentų natūralių kilmės medžiagų. Tai man labai patinka ieškoti tokios kosmetikos, kuri turėtų kuo daugiau natūralių medžiagų. Tai šitas, manau, geras. Irgi jis kaip tik tinka mišriai odai. Tai jeigu jums patinka, jeigu norėtumėt, tai toks. Tada prie visokių makiažų ir panašiai, tai turiu dar micelinį tokį vandenį, kurį neseniai nusipirkau. Tai tikiuosi, kad man jis bus geras, nes šiaip čia rašo, kad jautriai odai ir sausai. O mano kaip yra labai jautrus žandai ir labai dažnai raudonuoja. Tai čia yra net 400 ml, tai čia labai daug turėtų man užtekti. Tai toks. Ir dar ko aš užmiršau pasakyti, kad prie visokių tų veido priežiūrų, tai dar turiu tokį veido priežiūros produktą, tai yra pleistriukai nuo spuogiukų. Čia šitoj pakuotėje yra 40 vienetų, bet aš jau sunaudojau tuos 2 lapelius, kuriam vienam lapelį yra 10. Tai čia išeina tokie. Tai kaip prašo, čia reikia palikti nuo 6 iki 12 valandų. Tai aš dažniausiai palieku kokias 6-7 valandas, man tikrai užtenka. Ir tikrai išėmė nešvarumus. Ir dar labai geras dalykas, kad jis turi tą salicio rūgštį, kuri irgi labai gerai spuogiukams šalinti. Tai šitas geras. Tai toks yra produktas, jeigu norėtumėt. Jis dar šiaip yra, jis gana pigus, jis kokie tik 2 eurai kažkiek kainuoja. Ir kažkur kas mėnesį ar panašiai Eurokose būna nuolaidas, tai ir tuomet aš pasiemu, kartais net 2 pakelius, nes man tai patinka. Ir aš tikrai naudoju kokius 3 kartus į savaitę. Priklauso nuo kiek aš turiu spuogų ant savo veido. Tai, paskutinis produktas yra šitas L'Oreal Elseve šampūnas su salicio ir hialurono rūgštimis. Tai čia grinai kaip šitas ir šitie produktai turi tas rūgštis. Tai šitas šampūnas man dabar labai yra geras šiuo metu. Dar dabar kol kas nenaudojau, bet aš čia jau perku 2 kartą. Tai man labai dabar gerai jis valo mano plaukus, nes mano dabar, pavyzdžiui, šiuo metu plaukai yra tokie riebaluoti. Tai šitas juos labai gerai išplauna. Ir dar vienas geras dalykas, kad jis labai turi tokį
skanų, tokį švarų, gaivų kvapą, kuris toks tiesiog norisi jį uostyti kiekvieną dieną. Tai aš čia nusipirkau mažesnį kiekį, tik 250 ml, nes man dabar nereikia per daug šampūnų, nes dar aš pabaiginėjau dar tokį kitą šampūną. Rekomenduočiau irgi tokiam žmogui kaip man, kuriam dabar reikia tokio gero valančio šampūno, tai va toks. Violetinis. Tik nesumaišykit su tokiu kitu violetiniu, nes šitas yra permatomas, valo labai gerai tuos plaukus, o yra dar kitas violetinis, neskaidriame buteliuke, tai man jis nelabai patiko, jis vadinasi Hyaluron Plump, tai man jis kažkaip ten negerai išvalė tos plaukus. Jausdavausi vis tiek dar tokie kaip riebaluoti. Tai šitas labai geras man. Tai viskas dabar būtų. Ačiū labai, kad žiūrėjote. Tikiuosi, kad jums patiko šitas vaizdo įrašas ir labai norėčiau, kad jūs man pasiūlytumėte kokių nors gal idėjų, ko jūs norėtumėte matyti kitose vaizdo įrašuose. Tai labai jums dėkui ir iki kito įrašo. Ate!